Sveiki atvykę į Latviją. Lips kask. Vėliau galim bėgti. Ura! Ura! Žinot ką? Kai važiuojant kemperiu, ypatingai geras dalykas yra šaldytuvė, o šaldytuvė ledai. Ir dar latviški, o mes po Latviją važinėjom. Karolina, parodom, kur mes dedam vandenį? Kai yra 30 laipsnių ir daugiau, bet štai. Bus šaltas. Mano žakutis pyksta, kad kai aš išvažiuoju, dubinukai dinginėja. Ir dar dingo šaukštą. Šaukštą, vaje. Ką tu čia darai, koks receptas? Avižus ir migdolų pieną. Ir uogas. И muchos. Мучос. Ребята, добро пожаловать в Латвию. Мы же, как вы едете к нам, мы едем к вам. Так что добро пожаловать. Мы все открыты. Ура! Ура! Юрис, у тебя есть YouTube канал в Латвии, да? Да. У него такой YouTube канал. Просто Юрис Трав. Юрис Трав. Что, Юрис, слушай, скажи нам рекомендацию 5 мест, что надо увидеть в Латвии. Так, одна из мест это Jelgava. Это один из наружный посмотреть замок. Потом я советую Jelgava посмотреть башенку. Хорошо, там красивый парк. Там парк, замок. Есть такое хозяйство Мителис. Там есть ресторанчик, тоже красивый парк сделан и старые машины. Это голыми ногами, если так по-русски сказать, прогуляться и ощутить всякие ощущения через ноги. Но одно я еще советую, езжая на Вентспилс, у нас такой город Кулдига, и Кулдиги находится самый длинный водопад в Европе. Miesto žmogus atvažiavo į gamtą. Ai, blemba, kaip su jais elgtis? Ko, nusimauk tapkės. Nu, varyk. Iškart matos, kas geresnis tinginys. Aš manau, kad čia yra tas momentas, dėl kurio čia reikėtų отваживать, дėl šitų гамакų. Привет всем! Ждем вас всех в Латвии на кемперах, к нам в гости, посмотреть наши красивые края, места. Всегда добро пожаловать. Слушай, скажи 3 места, где надо поехать. 3 места, которые рекомендуем посетить. Да. Вентспилс, Колку. И что еще? Пленцемс. Пленцемс. А что это? Белая дюна. O. Kainas. Beveik eina suprast. Kaip tau šitas kempingas, asmeniškai? Mūsų darbas yra testuoti, tai vieną protestavom. Bet man gal civilizacijos trūksta. Tai man patiko tai, kad gražus vaizdas. Ai, beje, dar vienas toksai pastebėjimas. Jeigu važiuosi čia, būtinai pasimkit levelius, nes aikštelė kempingo. Nu, juos reikės naudoti levelius, tai tikrai. Tai ką, kiek kemperiukų duodi? Atėjo ta tiesos metas. Kiek tu kemperiukų duodi? Aš 2. Aš 3. Tai 2,5. 2,5. Nėra prastai, nėra gerai, normaliai. Žinot, kas geriausia gulint hamake? Toks vaizdas.
O žinot, kur daugiausiai yra sieros Europoje? Mes netikėtai radom, kad tai yra netoli Jūrmalos, Kemerų nacionaliniam parke ir dabar ten einam, o tai yra užrašyta Sera Diki. 830 metrų, eisim tokiu įdomiu takeliu. Dabar mes ieškom įdomių vietų Latvijoje, viską parodysim video, kur ką verta aplankyti su kemperiais ir kaip ten viskas fainai. Bėk, ačiū Dievui, atsikračiau. Aš taip tiksliai nežinau, bet įtariu, kad čia visur yra pelkynai, nes čia visur... Bet tas vaizdas, bet jeigu tu kristi... Oi, mažyk tai kokį liūną, bet rimtai kaip čia įdomiai. Parodyk rimtai? Nu, pabandyk. Nerijus man liepia būti kaip gamtos ekspertė, bet, nu, yra kaip yra. Tai čia už manęs ir ten toliau visur yra sieros balos, kurios pasirodo susidarė, kadangi vanduo susiliejo su tam tikrais sulfitais ir ten, žodžiu, bakterijos dar įsivėlė ir gavos taip, kad visas šitas vanduo yra gelsvos spalvos ir jis smirda kaip supūvusi kiaušiniai. Lips, kas bus bent jau kadras. Bus kadras. Tai aplinkui, matot, nėra didelių medžių, nėra aukštų medžių dėl sieros, dėl kitokios aplinkos medžiai čia neauga, bet yra kitų labai įdomių dalykų. Kažkokių. Nebijok, drąsiau. Ne, į sierą įlipsiu. Viešės mane kemperis smirda čia kiaušiniais papūvusiais. Žinau, kad sierą žmonės žudydavo, kad nebūtų palaikų. Tai toliau keliaujam po Latvijos nacionalinį Kemerų parką. Einam nendrių taku, įdėsim nuorodas, matysit, kur čia atvažiuot. Tai sakyčiau, man kažko gal panašu į marias, nes daug paukščių, augalų įvairovė, galima maudytis, galima plaukiot, valtele. Tai ką, pradėsime eiti. Eisime legendiniu nendrių keliu. Tai viena žinomiausių Latvijos vietų. Pažiūrėsim, ar tikrai gera. Čia tiek rimtas takas, kad netgi yra specialios prasilenkimo vietos. Nes čia neinam prasilenkti su tradiciniu Latvijos vyru. Ypač po joninių. Ypač ne po joninių, o po... Lygo. Po lygo, tai yra po joninių. Mes esam Latvijos žydrojoj pakrantėje, bet čia yra netgi geriau negu žydrojoj pakrantėje, nes mes kemperį atsivešim toj ant smėliuko. Nu, va ten, kur tie žmonės yra, va ten maždaug stovės mūsų kemperis. Tai Latvija yra super. Lietus tai yra požiūrio klausimas. Čia vaivorykštė. Laipnį lūdzam Latviją. O ką tai reiškia? Sveiki atvykę į Latviją. Dabar jau galim bėgti. Baigia šitos romantikos. Kartais gerai pabūti ir kemperį ramiai. Ar užskaitai šitą dieną? Jo, nes iš ryto pirmiausia padirbėjau, tada papusryčiavau ant jūros kranto, tada įsimaudžiau jūrai, tada vėl padirbėjau ir tada kelionė, video, darbai ir labai smagus.